Uždraustos istorijos temos. Per ilgus Egipto piramidžių tyrinėjimo metus iškelta nemažai jų statymo teorijų, bet visos teorijos daugiau ar mažiau gvildena tik vieną klausimą. Kaip senovės egiptiečiai galėjo arba negalėjo variniais ir akmens įrankiais sukurti tokius grandioziškus statinius? Tačiau faktai byloja, kad didžiausios piramidės pastatytos anaiptol ne senovės egiptiečių faraonų laikais. Jas statė aukštai išsivysčiusi senovės dievų civilizacija. Todėl ir atsakymo į klausimą, kaip vis dėlto jas statė, reikia ieškoti už primityvaus mąstymo ribų. O jei senovės civilizacijos žinios pranoko net šiuolaikinį lygį, tai šiose piramidėse galime susitikti ne tik su mums nežinomais metodais, bet ir rasti kitą statybos logiką. Beje, tegul apie tai mums papasakos akmenys. Atvirkštinė logika. Pirmąją žinomą Egipto piramidžių statybos versiją iškėlė senovės graikų istorikas Herodotas. Šią versiją priėmė šiuolaikinis akademinis mokslas, kuris skyrė Herodotui istorijos pradininko vardą, nors amžininkai jį vadino melo tėvu. Štai piramidė stovi tūkstantmečius. Kol kas tai yra epiferinis faktas, kurį mes priimame. Mes ją matome ir ją žavimės. Tai, kas ją pastatė, kada ir kam, čia jau interpretacijos. Interpretuoja konkretūs žmonės, konkrečiais laikais. Ir negalima pamiršti, kad kiekvienas konkretus žmogus turi savo pasaulėžiūrą. Jei žmogus, būdamas mokslininku, įgyja tam tikrą autoritetą mokslo pasaulyje, žmogus su savo teorija tarsi virsta paminklu. O jo teorija tampa dogma. Ateinančios kartos dažnai pamiršta, kad šią teoriją iškėlė konkretus žmogus, remdamasis savo turimais duomenimis. Herodotas rašė, kad senovės egiptiečiai iš pradžių statė laiptuotą pagrindą, kurį paskui iš viršaus į apačią dengė apdaila išorinių sluoksnių. Tačiau svarbiausios Gizos piramidės visiškai neturi nieko bendra su šiuo statybos stiliumi. Netgi trečiosios piramidės išgriautose vietose nematyti jokių laiptų. Tačiau Herodoto aprašymai puikiausiai tinka piramidėms palydovėms. Čia laiptuotoji struktūra matyti visame gražume. Apdailą daryti iš viršaus į apačią toli gražu negeriausias sprendimas. Nepatogu ir niekaip nepavyks taip sandariai sujungti blokų, kaip kad tai padaryta didžiosiose piramidėse. Realūs faktai visgi byloja, kad procesas vyko iš apačios į viršų. Štai šis išorinio sluoksnio granito blokas įdomus tuo, kad čia matome, kaip piramidė buvo surenkama ir kaip buvo daroma apdaila. Buvo netgi nesistengiama šio akmens vidinės pusės nuskelti arba išlyginti. Pastatė iš pradžių lyg atskirai nuo piramidės, šių gabalų nebuvo. Akivaizdžiai šie akmenys jau vėliau buvo nutašomi ir įleidžiami iš viršaus. Buvo uždengiamas plyšys tarp pačios piramidės ir jos išorinio sluoksnio apdailos. Savotiškas ertmių užpildas smulkesniais akmenimis. Tai matoma visoje eilėje. Čia dideli blokai, čia irgi, o čia jau maži. Ir taip tęsiasi toliau, toliau ir toliau. Išorinį sluoksnį panašu, kad statė greta piramidės. Ir panašu, kad ne tik dėl gražumo arba apsaugai, kaip kad statome mes. Ji turėjo laikančios struktūros paskirtį. Čia jau visai kita statymo logika. Netvirtas rėmas viduje, o išorinis kiautas, kaip pas vabalus. Kietas apvalkalas vietoje kaulų. Tokių statymo atveju lygiai sudėti išlygintus blokus gana lengva, bet ir čia buvo pritaikyta visai kita logika. Statytojai lygino apdailos paviršių jau po blokų sustatymo. Tas gerai matoma trečioje piramidėje, kurioje išlyginti tik du plotai – aplink įėjimą ir rytinės pusės viduryje. Tam, kad išlyginti šitai, reikėjo jau visai kitų įrankių.
Čia buvo galima pritaikyti visai paprastą pjūklą, su dviejomis rankinomis, žinote. Kol kas ignoruokime faktą, kad čia paprastas granitas. Viskas čia mes nupjovėme. O iš išorės kaip? Čia jau nei pjūklo nepakiši. Kaip čia galima nupjauti? Čia reikia kažkaip visai kitaip. Arba reikia šoninio frezavimo. Nekalbame apie rankų darbą. Buvo naudojamas kažkoks visai kitoks įrankis. Arba buvo nuskeliama gabalėlis po gabalėlio. Tada visai nesuprantama, kodėl reikėjo lyginti pagal vieną liniją, pereinant nuo vieno bloko prie kito. Tai įmanoma padaryti tik turint kažkokią technologiją ir įrankius, kurie gali šlifuoti tvirtą granitą ir lyginti nuožulnę plokštumą dideliame plote. Tokius įrankius senovės dievai turėjo. Ir statytojų rezultatas pastato į aklavietę net šiuolaikinius specialistus. Štai čia apdaila. Kaip matyti, buvo daroma vėliau ar kažkaip kitaip. Greičiausiai vėliau. Arba akmenys nesutapo, arba gal dėl kažkokių kitokių priežasčių. Ir matosi, kad lyginta po pastatymo. Kad padaryti tą patį dabar, reikia arba smėlio srove, arba šiluminiu apdorojimu. Smėlio srovė tai, kada kvarco smėlis pučiamas labai stipria srove ir dideliu greičiu. Smėlio dalelės, atsimušdamos į akmenį, jį trupina ir tokiu būdu akmuo apdorojamas. Toks pat išlyginimo po sudėjimo metodas buvo taikomas ir antroje piramidėje. Štai čia granito apdailos blokas, akivaizdžiai iš apatinės dalies. Čia buvo išorinė pusė. Matosi, kad šį luitą lygino jau po to, kai jis buvo pastatytas į vietą. Štai čia akivaizdžiai buvo perdanga, kuri trukdė įrankiui judėti toliau. Ir kad būtų patogu dirbti ir nepažeisti perdangos, visą plokštumą išlygino ne iki galo. Liko tokia nedidelė briauna. Šešėlis krenta gerai, ji aiškiai matoma. Matosi nedidelis išlinkimas, milimetro arba pusantro dydžio. Bloko netašė iki galo. Tuoj užpilsiu vandens, kad geriau matytųsi. O ne, ko gero kaip tik dar net blogiau matosi. Ne, matosi. Tai tas išlinkimas. Čia lygų, paskui iškyla. Įrankiu lygino. Kas tai buvo per įrankis? Nesuprantama. Plokščio pjūklo po piramidę nepakiši. Gal tai buvo kažkas panašaus į besisukantį ratą ir dar taip tiesiai judančio. Rankomis to tikrai nepadarysi. Reikalingas mechaninis įrankis. Be to, buvo apdailinta tik apatinė piramidės dalis. Viršutinė buvo apdailinta klintimis, bet nepaisant, kad apdaila buvo iš skirtingų medžiagų, greičiausiai ji visa buvo vienos spalvos. Klinčių danga buvo padengta dažų sluoksniu, galbūt tam, kad iš tolo visa apdaila atrodytų iš granito. Čia akivaizdžiai blokas iš viršutinių eilių, nes apačioje granito apdaila. Būtent apdailos blokas matosi iš jo kampų. Čia buvo iš išorės briauna, o čia bloko viršus. Ir išorinėje bloko pusėje matosi milimetro storio dažų sluoksnis. Dabar atspalvis gelsvas. O koks buvo iš pradžių? Galėjo būti raudonas. Čia matosi gerai, nuskilimas yra. Tuoj užpilsiu vandens, kad geriau matytųsi. Matosi, kad padengta kažkuo. Piramidė buvo arba geltonos spalvos, arba ryškiai raudonos. Nors dabar atrodo, kad geltonos. Nors, kai iš toliau fotografavome išlikusią piramidės apdailą, ji turėjo ne geltoną, o tokį rausvą atspalvį. Čia man panašu šioje vietoje lyg į dažų nutekėjimus. Matai, nuotekos, dažai padengti netolygiai, nutekėjo. Ar tai buvo kosmetinis remontas, ar statytojai taip sugalvojo iš pradžių, dabar nustatyti neįmanoma. Abejonių nekelia tik tai, kad piramidę dažė labai seniai.
Puikiai matosi, kad čia ne apnašos, o būtent dažai. Todėl, kad šioje pusėje jų nėra, o pusės vienodai veikia ir saulė, ir vėjas. Čia baigėsi. Reiškia, buvo išorinė dalis. O čia gulėjo sekančios eilės blokas. Apdaila, kuri turėjo laikančiąją paskirtį, leido statytojams nelabai rūpintis vidinių mūrų. Blokai sudėti dažniausiai su dideliais tarpais ir atsainiai. Gizos slėnio antrosios piramidės pagrindo blokų paviršiaus statytojai net nesivargino išlyginti. Apačioje akmenys visiškai nelygus iš abiejų pusių. Po viršutiniu bloku prigrūsta smulkių akmenėlių. Blokas juos prispaudė ir ramiai saugulį laiko visą šitą svorį. Tarp kitko, pastaruoju metu tapusi madinga teorija, kad blokai buvo liejami iš betono, visiškai prieštarauja realiems faktams. Tai joks betonas, o natūralios klintys. Profesionalių geologų atlikta detali analizė tai visiškai patvirtina. Klinčių sudėtis visiškai nepakeista. Jokių betono pėdsakų nėra ne tik apatinėse mūro eilėse, bet ir viršuje. Tuo įsitikinome pakilę į Lištos Dašūros ir Gizos piramidžių viršūnes. Pavyko netgi įlipti į antrosios piramidės viršūnę. Tiesa, tai teko daryti naktį ir labai rizikuojant gyvybę. Ir palydovas sutiko nusivesti tik vieną žmogų. Pasakysiu jums atvirai, kas nori užlipti, labai nepatariu. Taip sudėtinga, nes viskas absoliučiai sutrūnyja. Laipioti ant piramidės visiškai nevykęs ketinimas. Viskas vėjo išgairinta. Akmenys yra, už jų laikaisi. O už šalia esančio pagriebsi ir jauti, kad jis kliba, juda. Kaip? Visas akmuo? Ne, jei akmuo didelis, tai jis laikosi tvirtai. O mažesnis, atrodo patogu už jo nusitverti. O jis staiga atskyla. Labai pavojinga. Be galo pavojinga. Ir čia dar ne viskas. Kol lipi į viršų, tu viską matai, yra už ko pagriebti, nusitverti, laikytis. Viskas byra nepatikima, bet tu lipi. Bet paskui reikėjo nusileisti. Čia tai jau buvo kažkas nepakartojama. Judėti žemyn lyg ir nesudėtinga, tačiau nusiristi gali bet kuriuo akimirksniu. Ir nieko nesimato, tamsa. Pamenu, laiptuotąją piramidę leidausi. Visiškai nieko nesimato. Atsistojant kažko kampuoto, o tas daiktas išbyra, nurieda, jaučiausi labai nejaukiai. Vienintelė vieta, kurioje galima įtarti naudojus betoną, tai pačios žemiausios piramidžių eilės. Ten vietoje blokų monolito laiptai. Bet ir čia ne betonas, o klintys. Čia akivaizdi uoliena. Mažiausiai 2 laiptai, kaip ir Hafroje, iškirsti iš vienos uolos. Matosi net skilimas. Taip, matosi. Daug krauklelių. O čia jau betono skiedinys. Nejaugi? Taip, bet ir klintys. Štai krauklelės, guli nepaliestos chaotiškai. Elementarios klintys, joks ne betonas. Niekas nespulkino šios uolienos ir iš naujo jos neužliejo. Statytojai tiesiog suteikė laiptuotą formą nedideliam uolienos kyšuliui. Tuoj pažiūrėsime, ar čia tikrai nėra sudūrimo. Tikrai nėra jokių sujungimų. Uola paprasčiausiai iškirsta imituojant paprastos piramidės laiptinę struktūrą. Žmonės dirbo labai taupiai. Be reikalo jėgų neįkvojo.
Tarp kitko, ir čia mums statytojų logika neįprasta. Mes išlygintume visą statybos aikštelę, po to iškastume duobę pamatams ir tik paskui dėtume blokus. O senovės meistrai ne šalino neligumus, bet juos panaudojo. Aburažo piramidė beveik visa iš paprasčiausios kalvos, kurią tik šiek tiek apdorojo, kad suteikti laiptuotą formą. Nuo žulnaus paviršiaus Gizos slėnyje, toje vietoje, kur stovi antroji piramidė, statytojai taipogi nelygino. Jie tik iškasė griovį aplink, o iškilimą per vidurį paliko. Jei praverstume įsivaizduojamąją liniją iki skardžio viršūnės ir sujungti ją su piramide, gausime tą lygį, ties kuriuo baigėsi uola. Ir toliau jau prasideda mūras, o žemiau iškaltas klinčių masyvas. Tai yra žemyno uoliena. Išeina, kad gilumoje paprasta uola, o šie blokai tiesiog prilipdyti aplinkui. То есть ты считаешь, что там в глубине также продолжается скала, а это просто представлено здесь сбоку? To jau įrodysiu. Čia žemyno uoliena, o šį bloką galima atskelti ir pasirodys sieną, kurią jis dengia. Štai čia nėra sujungimo, monolitas. Ant viršaus vėl uždėtas blokas, paskui vėl monolitas ir taip iki 6-7 metrų aukščio. Statytojų racionalumas ir stengimasis sumažinti darbo sąnaudas tiesiog stebina, bet dar keistesnis yra jų žavėjimasis tokiais dideliais blokais. Kada mažoji piramidė buvo beveik sugriauta ir styrojo iš žemės it nedidelė kalvelė, nusileidome kokius 5-6 metrus po žemę ir radome, kaip pasakyti, tokie lyg inkilėliai. Po žeme sudėti labai kokybiški blokai. Kokia jų paskirtis? Tai visiškai techninės paskirties statinys. Jei pasauliui pateiksime šias nuotraukas ir pasakysime, kad tai atominės slėptuvės fragmentas, žmonės pilnai tuo patikės ir nepamatys jokių senovės statinio požymių. Visiškai šiuolaikiškas statinys. Tai man padarė neišdildomą įspūdį. Konstrukcijos tvirtumas didesnis už piramidės. Galingos pertvaros galėjo būti reikalingos ten, kur reikėjo laikyti milžinišką piramidės išorės sluoksnį. Tai įprastas istorikų atsakymas. Bet senovės statytojai naudojo milžiniškus blokus netgi kapavietės arba mastabos statybai Abusire, kur akivaizdžiai jokia piramidė nebuvo planuota. Nėra jokių išorės sluoksnių ženklų, o galingų perdangų liekanos akivaizdžios. Čia laiptų tai nėra. Atsargiai, čia slidu, tarp kitko. Trečioje piramidėje didelių blokų lubose niekas neslegia. Tai patalpos perdengimas. Patalpa po mumis. Granito blokai, kurie sudaro patalpos sienas. Kambarys apačioje, o čia suporinti blokai iš abiejų pusių. Jie dengia visą patalpą per visą ilgį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 eilės. Ir jokios atraminės funkcijos jie neatlieka. Tačiau ir čia galima rasti racionalų grūdą. Dažnų žemės drebėjimų atveju pageidautina statyti būtent iš didelių blokų. Žinoma, jie leidžia techninės galimybės. Tokias galimybės senovės dievų civilizacija aiškiai turėjo. Štai jie ir statė ne iš plytų kaip mes, o iš milžiniškų akmens luitų. Net ten, kur tai buvo nebūtina. Pavyzdžiui, granito šventykloje Gizos slėnyje. Ten lengvai matomi tie patys statymo būdai ir principai. Matome, kad sieną lygino jau po blokų pastatymo. Iš pradžių juos sustatė į eilę, o paskui nuėmė išorinį sluoksnį. Liko nedidelis iškilimas, kuris tęsiasi per visą sienos ilgį.
Toks statybos būdas paaiškina keistus ir iš pirmo žvilgsnio sudėtingus statybos būdus. Lygindami sieną pašalino išorinę luito pusę, o ši jo dalis liko ir išėjo taip, tarsi blokas pereina iš vienos sienos į kitą. Aukščiau tas pat į kitą pusę ir taip per visą sieną. Turint omenyje senovės dievų metodus ir technologijas, dabar netgi galima atgaminti statybos eigą. Prieš pastatant bloką, išlygindavo jo apatinę plokštumą ir statydavo ant ankstesnės eilės. Ši plokštuma likdavo visiškai neišlyginta. Šalia statydavo gretimą bloką ir pjaudavo dviem pjūklais, arba vienu plačiu, ir jų ribos tapdavo idealiai lygiagrečiomis. Telikdavo paslinkti šį bloką artyn. To pasekoje išeina idealus sujungimas, kuris stebina visus tyrinėtojus. Bet tam, kad tai įvykdyti, reikia turėti įrankį, kuris pjauna granitą kaip sviestą. Ir dar reikia mokėti vartyti šiuos blokus tarsi lengvas plastmasės kaladėles. Šventyklos konstrukcijoje yra viena įdomi detalė. Klintis iš abiejų pusių padengta granito sluoksniu. Išeina lyg didelis termosas. Tai leidžia išsaugoti vėsią temperatūrą viduje net esant dideliam karščiui. O turint omenyje medžiagų savybės, iš kurių pastatyta šventykla, tai jos sienos ne tik apsaugo nuo karščio, bet ir nuo radiacijos bei elektromagnetinių laukų. Termosas turėjo daugybę galimybių. Gal ir tokia apsauga buvo reikalinga senovės dievams. Kaip byloja padavimai, dievai nusileido iš dangaus. Paprastai šnekant, tai byloja apie jų nežemiškąją prigimtį. O ateiviams iš kitų pasaulių žemės gyvenimo sąlygos galėjo pasirodyti netokios palankios ir panašaus termoso statyba galėjo būti jiems būtina. Etkų šventyklos tekstai pasakoja apie laikmetį, kada Egiptą valdė dievai. Vieną iš teksto simbolių Erichas von Denikenas laiko skraidančios lėkštės atvaizdu. O istorikai mano, kad šis ženklas reiškia aukojimo vietą. Šios dvi versijos nepaneigia vieną kitą, o papildo. Aukos juk buvo aukojamos būtent dievams. Klausimas, kodėl anksčiau ateiviai kišdavosi į mūsų gyvenimą, o dabar nesikiša, yra klaidingas. Įsivaizduojame, kad jie kišasi, būdami pastoviai vienodo pavidalo. Bet mes, pavyzdžiui, keičiamės, keičiasi ir kitos civilizacijos. Kuo jos domėjosi anksčiau, gal dabar joms nepriimtina? Anksčiau naudojo vienus metodus, o dabar jau kitokius. Gal jie ir dabar kišasi į mūsų gyvenimą, bet mes tik nematome to. Nežinome, kur ieškoti pėdsakų. Esu labiau egzotiškų versijų šalininkas. Mano manimu, Žemės klimatas ir gyvenimo sąlygos gimdo civilizacijas kas kurį laikmetį. Ir tikriausiai ta civilizacija, kurios paminklus mes dabar aptarėme, negalėjo būti ne pati pirmoji. Net ir ji galėjo turėti pirmtakus, kurių paminklų mes net nebepastebime, nebesuprantame jų. Не рассматриваем сейчас как памятники, не замечаем их. Tikriausiai tai yra tiesiog civilizacijų apytaka gamtoje. Net akivaizdus, neįprastos mums logikos pėdsakai neleidžia išsirinkti vienos konkrečios versijos. Mąstyti kitaip galėjo ir ateiviai, ir žemės gyventojai. Ir kol kas neaišku, kas buvo tie senovės dievai, turėję tokią didelę įtaką visai mūsų istorijos tėkmei. Senovės civilizacijų kūrimas, tokių kaip Egipto, Peru, Kinijos, Indijos, buvo sąmoningai kryptingas. Ir jas kūrė ankstesnių civilizacijų palikuonys. Galime tai vadinti tradicija, kad ir Atlanto tradicija. Tačiau tai tik etiketė. Mes nežinome tautų egzistavusių prieš 200-300 metų pavadinimo. Tačiau jei pavadinimas egzistuoja, galime jį naudoti arba pakeisti kitu. Pavyzdžiui, prieštvaninę civilizaciją.
Svarbiausia yra suvokti, kur išnyko ta civilizacija, kuri po savęs paliko tokius paminklus. Ar tai atsitiktinumas, ar civilizacijų vystymosi dėsningumas? Jei tai atsitiktinumas, tai gali būti, kad pasiekėme tokį lygį, kurį pasiekė jie ir metas susimastyti, kas nutiks su mumis pačiais. O jei tai dėsningumas, gal metas ruoštis tokiam pačiam saulėlydžiui ir saulėtekiui, kad ir iš mūsų liktų kažkas mūsų palikuonėms po 10, o gal po 100 000 metų. Kuo daugiau sužinosime apie senovės civilizaciją, tuo tiksliau galėsime atsakyti į šį klausimą. Ir čia svarbiausia suvokti, ne kaip ir kas kūrė gigantiškas piramides, bet ir kokiu tikslu jos buvo kūriamos. Argi nesmalsu pamėginti suprasti senovės dievų tikslus, kad ir kas tie dievai būtų. Tačiau tai jau sekančios, paskutinės mūsų filmo serijos klausimas. Uždraustos istorijos temos. Išvertė ir įgarsino Naglis.